Sveiki, geriai žmonės, draugai, nedraugai. Va, laisvadienis, tai kyla visokių minčių. Visi pastebėjote, viešoje erdvėje verda dabar dėl Ukrainos vėliavos Seime. Tai pasakysiu, kad aš irgi nepritariu tos vėliavos eksponavimui ten, bet aš dėl visai kitų priežasčių. Taip, tai yra ne pagal įstatymą, bet įstatymų pas mus nesilaiko visų, laikosi tik tai, kas patogu režimui. Kitas dalykas yra, kad mūsų Seimas įvedęs beprecedentinę diktatūrą, sumindęs teisinę sistemą, besityčiantis iš savo žmonių, panaikinęs galimybę gintis tiek visokiose darbo inspekcijose, vartotojų teisių, teismuose ir visur kitur, nes jeigu jūs, nežinau, jūs nepastebėjot, ko paklausi, to negausi iš tų įstaigų. Ir jie dabar vis dar jaučiasi turintys moralinę teisę pamokyti Ukrainą, padėti, mes padėti nieko negalim, net jeigu norėtume, finansiškai mes per maža šalis. Ir jeigu tie ukrainiečiai matytų, visi suprastų, kas čia vyksta, jie apspjaudytų tokį dalyką. Tai vat, dėl tos vėliavos buvimo ten, ne dėl to, kad čia kažkaip žemina. Tai virkščiai tai papuoštų be abejo mūsų salę, bet kad dėja. Va. Dabar man ne šitie. Man labiau rūpi žmonės, už kuriuos aš balsavau, kuriuos reitingavau. Tai vat valstiečių sąrašas ir gerbiamas Ignas Vėgėlė. Neapkaltinsi jo neišmanimų teisės, kvailumu ir panašiai, bet čia man primena tą anekdotą, žinot, sovietinių laikų, kur plaukia barža, garsiai groja muzika ir naša cel komunizm parašyta, ir kur tas, ir visą laiką kaukia sirenos, ten klausia žmonės, kur jūs plaukiate, taigi sako į komunizmą, o kodėl taip lėtai, tai visas garas išeina švilpukui, tai va čia, gerbiamas Ignai, tikrai gerbiu visus jūs, už jūs balsavau, bet čia yra va tas atvejis, kada pas mus antiteisinės bylos, tai ir tas pats Gražulis, tą patį Žemaitaitį ten gaišina laiką su jo tom kvailom bylom, riaušių byla, visi kiekvienas, kas pasisakė, kur nors dalyvavo, esam nukentėję, primokėję už antsnukio nedėvėjimą baudų, tai šitą jūs kažkaip, prisimenat, bet retai ir neinicijuojat peticijų, kad tai būtų atšaukta, žmonės būtų reabilituoti, atšaukta ir atlyginta skriauda. Mokesčiai naujieji, kas valstybė ir žmonės atves į bankrotą, jau pamiršote. Čia irgi neinicijuojate peticijų, nes matyt sudėtingiau bus. Smurtas viešoje erdvėje, visokie Svarai, Ramanauskai ir panašiai, ir visokie kitas brudas. Jie turėtų sėdėti kalėjime arba bent jau, dirbti naudingą darbą, už ką pinigai mokame, ne mūsų. Tai va, apie šitą tylite. Nevaldoma imigracija, vežamas visoks brudas, ypač rusiškai kalbantis. Apie tai jau nutilote. Ir apskritai vyksta valstybės naikinimas. Tai čia tas vėliava, jinai yra tam, kad prisidengiant tą vėliavą, nes tai labai, jautru ir net, sakyčiau, ne pačių protingiausių žmonių tarpe. Čia lygiai tas pats, kai yra daug pas mūsų įtakotukų, kai kuriais esam ir draugai ir viską, bet kurie dėl visko kaltina žydus, visus vadina žydais, visur pašiepia Ukrainą. Ir ne dėl to, kad taip mano, dėl to, kad susirinkti elektoratą ir durnesnių žmonių patiktukus. Tai, nenusvažiuokite iki to. Va, tai tiek norėjau apie tą vėliavą pasakyti. Geros visiems dienos.